Aš ilgai galvojau, kaip patekti į ledų šventę, kur iš sraigtasparnio mėtomi ledai ir kaip čia viskas veikia, atlikėjai atsisakinėja ten dalyvauti, bet aišku, pagrindinis atlikėjas Egidijus Dragūnas niekada neatsisakys pinigų iš oligarcho Viktoro Uspaskicho ir apskritai, kaip vis dar 2024 metais žmonės pasiduoda į tokį lengvą Donos žaidimų koncepciją, kad tiesiog padarai koncertą, išmetai ledus ir viskas lyg tai faina, mes tiesiog norim taikos ir tai nėra jokiais būdais nėra rinkėjų papirkinėjimas. Taigi mes šiandien esame kur? Kėdainiuose! Mes Kėdainiuose atvažiavom į ledų šventę. Padainuojam! Saulė danguje. Čia aš tave mylę, silumą. Tu sakei man. Atsiprašau, kada ledus mėtysi? Greitai mėtysim jaunimus! Ačiū labai, nuostabūs balsai. Nemuškit manęs, nereikia. O senoji tikroji ledų šventės legenda yra tokia. Anksčiau Dadu mėtė iš dangaus šaldytuvus su ledais, bet tada tai pasidarė nesaugu ir pradėjo mėtyti tik dėžes. O tada suprato, kad tai irgi nesaugu ir Viktoras pradėjo mėtyti iš sraigtasparnio žmonės, kurie nesutinka su darbo partijos politika. Mes esam pasaulyje tik 3 milijonai ir iš savo kraujo dėl aukso. Mes būsim legendos, kol nepraradom vilties, net jeigu ir vėl. Ačiū jaunimas! Ačiū Matruška! Kaip jums sekasi Kėdainiuose? Viskas gerai kol kas. Kiek saulėgrąžų per metus suvalgot? Ne, saulėgrąžų nevalgau. Atvažiavau ledų valgyti. Kiek ledų suvalgot per metus? Oi, daug. Kiek? Nesuskaičiuoju. Bet vieną skaičių, pasakykit. Konkrečiai. Kaip tu, berniuk? Gerai. Myliu! Ir aš myliu Kėdainius šventę, myliu. Techniškai aš nepažeidžiu nei vieno įstatymo. Gal pabandom nueiti į vidų? Sveiki, Kėdainiai! Sveiki! Čia kėdainiečiai taip mažai ar kas. Sveiki, Kėdainiai! Labą dieną, mes be eilės nuo Viktoro mes reportažą darom. Tai. Pakelkit rankas, Dėkui. čia kėdainiečiai yra. Rankas pakelkit. Tai visai mažai. Ar yra čia kokių iš Vilniaus? Labai gerai. Jo! Iš Kauno? Kur tu? Va, einam prie scenos pas Viktorą. Ačiū, Rikondai! Tik taip. Ačiū! Nuotaika? Kokia? Gera nuotaika. Parodom. Šią stadionę, Kėdainiuose. Dabar noriu jūs paklausti. Ar ledų kas nors valgys šiandien? Ar valgysim ledus? Jau pavalgyti, jau nereikia. Reikia! Visi kartu! Norim ledų! Tai skelbiu Norim ledų! pirmą ledų! Jūs galėsit šitus žetonus. Geros šventės jums, labai jūs mylim! Linkėjimai jums iš Kaliningrado!
Linkėjimai iš Kaliningrado. Lietuva! Visi! Žiūrėkit! Gaudom! Gaudom! Ledai! Žoskai nemėgstu vaikų. Fuck, aš taip visą nemėgstu. Ne, viskas, sakė. Ta. Liuot, kaip čia karšta viduj. Aš, ta prasme, čia yra 7 laipsnių. Kas čia liečia mano mikrofoną? Į mano didelį jodą matrioškos mikrofoną. Atskirkim politiką nuo kultūros! Atskirkim politiką nuo kultūros! Šokam visi! Tai buvo lengva praeiti, pasirodo, va tai va, užsidedi matrioškos kostiumą Kėdainiuose ir gali visur eiti. O čia jūs filmuojat kažką, ar kas čia vyksta? Jo, filmuojam. Ką filmuojat? Laidą. Laidą? Taip. O čia atskirai, ar čia jūsų rėmėjai kokie ledų, ar... Ar jūs jau užsakyti tos įmonės esate ir... Ne, mes patys atvažiavome. Jūs patys savo sugalvojate, apsirengėte šituo simboliu ir dabar šitoj šventėje žmonės kalbinate. Taip. Tai leidimų jums kažkokių nereikia turėti? Viešoje erdvėje? Ne, tai vat ir klausiu, žinai ko. Nereikia nieko turėti. Nieko nereikia. O simbolis ta matrioška? Ir ką? Atskirkim kultūrą nuo politikos. Ne, tai jūs kažkaip... Ne, dėl to klausėm. Čia ne vieno įstatymo nėra pažeisti. Techniškai aš nepažeidžiu nei vieno įstatymo. Ne, mes todėl klausimą, jūs čia oficialiai, ar čia savai painat jų... Kaip tik norim. Dokumentus mums parodykite, tai gerai, mes duomenys susirašyti. Mes mašinai tik tai palikom, tai atleiskite. Tai galima iki automobilio? Einam iki automobilio. Čia toli pasistatėm? Jo, 700 metrų. Kokia tema kalbinat žmonės? Atskirkim kultūrą nuo politikos. Kokia tema kalbinat žmonės? Meilė, džiaugsmas. Kodėl būtent matrioška? Kodėl toks simbolis pasirinktas šiandieną? Ar jūs visą laiką visuose renginiuose su šito simboliu būnate? Jo, aš dirbu animatorium jau 17 metų. Ir visą laiką su šito simboliu, taip? Nu, pas 3 politikus pagrindę. Tai yra Karbauskis, Uspaskichas ir šitas, Ignas Vėgėlė. Ai, pas juos 3, kai vyksta jų renginiai, jūs persirinkit šito simboliu. Taip? Nu, dar Kaliningrado miesto šventėje dar. Viktoras sakė, kad visus įleidžia. Ne, tai mes ir nekalbam, kad jūs neįleidžia. Mes jūs išvarom. Ne, einam iki mašinos. Tiesiog atgal reikės toli eiti. Kaip? Toli atgal reikės eiti. Ta prasme? Nu, toli atgal vėl į šventę. Nu, tai nežinau, galim jūsų kolega vienas nubėgti, atnešti dokumentus jūsų visų ir mes patikriname jūsų tapatybės ir viskas tvarkoje ir galite toliau. Pas mane raktai. Nes tai jo kolegai negalite perduoti? Nepasitikiu. Supratau, tada einam. O tai pats organizatorius šventės, jisai žino apie jūsų dalyvavimą šitoj šventėje? Jeigu sakot, jūs dalyvaujat šitose šventėse. A jūs nedalyvaujat? Mes dirbam. Nu, mes dalyvaujam. Aš dirbu. Čia reikia organizatoriaus leidimo, kad būti šalia. Domiuosi, Viktoras žino, pavyzdžiui. Jis čia karalius kažkas. Ką aš žmonių klausinėt dabar vakare? Taip, tuoj perskaitysiu visus klausimus. Sekundę. Sekundę, tuoj man neatsidaro. Man veidą neatsidaro šitas iPhone'as. Palaukit. Man veidą neatsidaro iPhone'as, palaukit. O! Nu gerai, skaitau visus. Kiek vienetų bulvinių traškučių jūs suvalgot per metus? Tęskite. Koks jūsų Tetrio rekordas? Tai gerai, nu toliau. Top 3 degtukų gamintojų Lietuvoje dabar. Kaip jums paskutinis Magda Marko albumas? Kaip atskirti skraidantį kilimą nuo paprasto?
Kiek jūs sutikot bičių šią vasarą? Jei galėtumėt paspausti ranką juodaodžiui, transgenderiui, gėjui, jūs paspaustumėt? Kodėl toks įdomus klausimas šitas? Ką tuo klausimu jūs norite išgirsti žmonių? O dėl bičių jokių klausimų nėra. Visi įdomus. Nu. Bet šitas irgi įdomus. Nu. Eime. Va, mūsų kanalas. Na. Tai čia jūs pats? Taip. Tai nežinau, norite eiti iki mašinos ar kaip? Aš jau namo važiuoju, aš jau būsiu čia, nes jūs jau mane atpažinot. Supratau. Nu, atsiprašau. Nu, mes namo. Namo? Taip. Tai namo. Gerai, iki. Gerą vakarą. O mes norėtumėm padėkoti mūsų rėmėjui UAB Vilpra. UAB Vilpra kondicionieriai į Rusiją, į Baltarusiją per Kirgiziją. Ir ne tik, bet jūs to teisme neįrodysit, nes mes... Where are you from, guys? Hello. Are you from Switzerland? Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm from England. England. Yep. What are you? Stop saying soccer. What? Soccer? Stop saying soccer. You know soccer? Yeah. What is that? Football. Football, yeah. Oh, Oh, very good. How are Very you? good! What are you doing? Olympiada. Yeah! No, Bambi, Labas, labas. Labas, labas. Kaip čia karšta. What the fuck. Žinot, yra toks dalykas kaip soft power, tiesiog va, paimi paprastą matriošką ir tai va, prašau, va. Man atrodo, kad jeigu ateitų rusai, visur būtų parduotuvės merė ir dvigubai pigiau būtų kūras ir dvigubai pigiau viskas kainuotų parduotuvėse ir kiekvieną, nežinau, mėnesį vyktų toks koncertas, kaip Kėdainiuose dabar, tai aš manau, kad žmonės tokie, nu, tipo, nu, gyvenam, kodėl ne, kodėlgi ne. Ir mes esame niekaip nesusiję su karu, niekaip nesusiję su karu, esame mes niekaip nesusiję su karu. Šiandien akcija, atsakysit į klausimą, gausit viską nemokamai. O koks klausimas? Kokia gyvenimo prasmė? Būti laimingam. Neatspėjęs. Daugiau pinigų į Rusiją.